Mielieji, žemiau pateikiu kelias dešimtis įrodymų, kodėl verta studijuoti LSMU universitetinėse šiuolaikinės psichoterapijos KET podiplominėse studijose ir kviečiu nuoširdžiai tai daryti. Įrodymai. Baigę LSMU podiplominės studijas dalyviai įgyja šias pačias svarbiausias kompetencijas. Tai yra gebėjimas suprasti žmogaus psichologinius sunkumus šiuolaikinės psichoterapijos požiūriu. Gebėjimą atlikti pirminį kliento ar paciento psichologinių sutrikimų, sunkumų ir iššūkių vertinimą. Gebėjimą formuluoti atvejį pagal šiuolaikinės psichoterapijos ir kognityvinės elgesio terapijos principus. Gebėjimą atpažinti pagrindinius kognityvinius, emocinius, elgesio ir tarpasmeninius sunkumų palaikymo mechanizmus. Gebėjimą taikyti klasikinės šiuolaikinės psichoterapijos ir kognityvinės elgesio terapijos metodus. Gebėjimą dirbti su mintimis, įsitikinimais, kognityviniais iškraipymais ir giluminėmis nuostatomis. Gebėjimą dirbti su emocijomis ir emocijų reguliacijos sunkumais. Gebėjimą taikyti elgesio eksperimentus ir kitus praktinius KET metodus. Gebėjimą dirbti su vengimu, liguistų saugumo elgesiu, atidėliojimu ir neadaptyviais įpročiais. Gebėjimą taikyti ekspozicijos metodus nerimo, fobijų, panikos ir obsesinio kompulsinio spektro sunkumams. Gebėjimą dirbti su depresijos, nerimo, streso, perdegimo, potrauminio streso, priklausomybių, valgymo, miego ir somatinių simptomų problematika. Gebėjimą praktiškai taikyti schemų terapijos principus. Gebėjimą atpažinti ankstyvasias neadaptyvias schemas ir schemų režimus. Gebėjimą dirbti su savikritika, gėda, emociniu pažeidžiamumu ir tarpasmeninių santykių sunkumais. Gebėjimą naudoti motyvacinio interviu metodus, stiprinant paciento ar kliento įstraukimą į pokytį. Gebėjimą dirbti su ambivalencija, pasipriešinimu, motyvacijos stoka ir atkryčio rizika. Gebėjimą taikyti dialektinės elgesio terapijos principus, emocijų reguliacijos, impulsyvumo ir santykių sunkumo atvejais. Gebėjimą mokyti klientus jau emocijų reguliacijos, distreso toleravimo, jo valdymo, taip pat dėmesingumo ir tarpasmeninio efektyvumo įgūdžių. Gebėjimo taikyti įsisąmonimo grįstus metodus psichoterapijoje ir konsultavime. Gebėjimą dirbti su kūno pojūčiais, emocijomis ir automatinėmis reakcijomis remiantis sąmoningumo principais. Gebėjimą taikyti grupinės terapijos ir grupinio darbo principus. Gebėjimą suprasti grupės dinamiką, dalyvių vaidmenis, pasipriešinimą ir terapinius grupės veiksnius. Gebėjimą kurti saugų, profesionalų ir terapinį santykį su klientu ar pacientu. Gebėjimą palaikyti empatišką, struktūruotą ir kartu kryptingą terapinį aljansą. Gebėjimą aiškiai formuluoti terapinius tikslus kartu su klientu ar pacientu. Gebėjimą sudaryti individualizuotą pagalbos ir terapijos planą. Gebėjimą parinkti tinkamas intervencijas pagal problemą, asmenybės ypatumus, motyvaciją ir pokyčio etapą. Gebėjimą vertinti terapijos eigą, progresą ir rezultatus. Gebėjimą naudotis diagnostinė bei savistabos formomis, naudoti namų užduotis ir kitas struktūruotas priemonės. Gebėjimą dirbti su terapinio proceso sunkumais, tai gali būti neįstraukimas, vėlavimas, užstrigimas, ribų pažeidimas ar stiprios emocijos. Gebėjimą atpažinti savo kaip specialisto reakcijas, savo ribas, stiprybės ir pažeidžiamas vietas. Gebėjimą naudoti superviziją,
reflektuoti savo darbą ir nuosekliai tobulinti profesinę praktiką. Gebėjimą integruoti skirtingų šiuolaikinės psichoterapijos krypčių metodus atsakingai ir pagrįstai. Gebėjimą taikyti psichoterapinės žinias medicinos, psichologijos, slaugos, reabilitacijos, psichikos sveikatos ir kitose sveikatos priežiūros srityse, taip pat ir privačioje praktikoje. Gebėjimą geriau suprasti paciento elgesį, emocijas, bendradarbiavimo sunkumus ir gydymo režimo problemų priežastis. Gebėjimą stiprinti paciento savireguliaciją, atsakomybę, motyvaciją ir aktyvų dalyvavimą sveikimo procese. Gebėjimą profesionaliai komunikuoti sudėtingose klinikinėse ir emocinėse situacijose. Gebėjimą laikytis psichoterapinio darbo etikos, konfidencialumo ribų ir profesinės atsakomybės principų. Gebėjimą atpažinti situacijas, kai reikia papildomo įvertinimo, kai reikia krizės intervencijos, psichiatro konsultacijos ar kito specialisto ar komandinės pagalbos. Gebėjimą taikyti savirefleksiją ir savipraktiką, tikslingą praktiką kaip profesinio augimo dalį. Gebėjimą stiprinti savo profesinį pasitikėjimą, psichologinį atsparumą ir ilgalaikį tvarumą šioje profesijoje.